Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pradėsime 2016 metų spalio 27 dienos tarybos posėdėje. Posėdėje dalyvauja vyriausybės atstovė. Užsiregistravę yra 16 tarybos narių. Yra raštiški pranešimai gauti Dariaus Valkausko dėl nedalyvavimo posėdėje, Rasos Tamošiūnienės ir Remigijaus Bonikato, kuris yra ligoninėje. Kitų tarybos narių raštiškų pranešimų neturime, nei Jozonio, nei Pakalnių, nei Šiukštienės neturime, atsiprašau. Pranešimo mes neturime raštiško, apie tai aiškiai reglamente yra įrašyta. Pagrindinėje posėdžio darbotvarkėje yra 15 klausimų, papildomų ir neįtraukus į darbotvarkę dar 2 turėtume prabalsuoti. Tai kas už pagrindinę posėdžio darbotvarkę su 15 klausimų? Prašau balsuojant, kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Vienbalsiai. Papildomai 2 darbotvarkės klausimai, kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Ir kad dar 2 klausimai būtų įtraukti į posėdžio darbotvarkę. Kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė? Nėra. Sprendimai priimti vienbalsiai. Ir dabar Vidmantas Mateika registruoja ir tikriausiai Zenonomis save paprašysinti. Tai prašau, pirmasis klausimas dėl atleidimo nuo mokesčio archyvui. Prašau, vedėja Tariama Gatvelė. Labadiena. Yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl atleidimo nuo mokesčio archyvų, kuriuo siūloma atleisti bankrutavusią Dariaus Kružiko personalinę įmonę nuo mokesčio Širvintų rajono savivaldybės tarpžinybiniam archyvui už likviduotos dėl bankroto įmonės dokumentų pridavimą ir saugojimą. Prašau, tarybos narė, bus klausimų. Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą. Kas už? 5. Kas prieš? Susilaikė? 1. 15 už, 1 susilaikė, sprendimas priimtas. Antrasis dėl žemės ūkio bendrovės Žirgynas valstybinės žemės nuomos mokesčio pranešėja Vilija Maševičienė. Dėl žemės ūkio bendrovės Žirgynas valstybinės žemės nuomos mokesčio. Savivaldybės taryba vadovaudamas vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu bei žemės ūkio bendrovės Žirgynas prašymą nusprendžia sumažinti ar nesumažinti 50%. Tai būtų 1824,61 euras žemės ūkio bendrovės Žirgynas 2016 metų žemės nuomos mokestį už 12,5263 hektaro naudojamo valstybinės žemės sklypą. Gerbiami tarybos nariai, prašau, turite klausimą? Klausimą, prašau. Aš, kaip suprantu, šiandieną pas mus dalyvauja ir vadovė, tai gal galima būtų jai klausimą užduoti. Kokia vadovė? Žirgynas. Taip, bet vadovė nėra užsiregistravusi tarybos. Aš norėčiau klausimą užduoti, tai susiję, jeigu jūs atsakysite, tai prašom. Klausimas būtų toks, kad praeitų metų taryboje, būtent iš pasisakymų, buvo nuskambėjusi tokios frazės, kad Žirgynas susiims edukaciją su vaikais ir užklasinė veikla vykdys tiek visokius būrelius vaikams susijusius su žirgais. Ar šią paslaugą bandote plėtoti, ar tik tai idėja liko? Ne, idėja liko. Yra ir idėja toliau plėtojamas, turėjom taip pat vaikų grupės, tiek iš vidurinės mokyklos, net iš Ukmergės Deltuvos vidurinės mokyklos, darom tokias kaip paskaitėlės, kad supažinti su žirgais, su žirgų sportu. Ačiū. Ačiū. Prašau, tarybos narė, ar dar bus klausimų? Klausimų nėra, tai kadangi yra sprendimas iš 2 dalių, tai kas už tai, kad sumažinti 50% mokestį?
2. O kiti, kas prieš? Kas susilaikė? 4. 4. Ir kitas alternatyvinis balsavimas, kas už tai, kad nesumažinti mokesčių. Kiek? 10. Taip, sprendimas priimtas. Susilaikė? 6. Jau balsavo. Tai Gerai, tai nesumažinti, viskas neklaidingi. Trečiasis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų kovo 31 dienos sprendimo numeris 1/78 dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo dalinio pakeitimo. Prašau. Yra parengtas savivaldybės tarybos sprendimų projektas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų kovo 31 dienos sprendimo numeris 1/78 dėl Širvintų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo dalinio pakeitimo. Širvintų rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi vietos savivaldos įstatymų, nusprendžia iš dalies pakeisti Širvintų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano 3 programos, tai yra infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo priemonės pavadinimą. Tai yra iš pavadinimo gatvės rekonstrukcija įrengiant pėsčiųjų dviračių taką nuo Vilniaus gatvės 142A Širvintų mieste iki kelio Pašėmintis Juodiškiai Giedraičiai 430 ir jį pakeisti į pavadinimą pėsčiųjų dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus gatvės 142A Širvintų mieste iki kelio Pašėmintis Juodiškiai Giedraičiai 430 sankryžos. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju. Ketvirtasis sprendimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone. Labą dieną visiems. Šiuo tarybos sprendimo projektu siūloma pritarti projektui socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Širvintų rajone įgyvendinimui. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti patalpų renovavimą, pagerinimą Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre, įsigyti baldų įrangos. Šio tarybos sprendimu taip pat siūloma skirti bendrojo finansavimo lėšas projektui įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir per skolintų lėšų ir iš valstybės dotacijos ne mažiau kaip 15% visų projekto tinkamų išlaidų. Padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamas finansavimas. Bei įgalioti administracijos direktorių pasirašyti su projektu susijusius dokumentus bei užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 16 už. Penktasis sprendimas dėl pritarimo įgyvendinti projektą pėsčiųjų dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus gatvės 142A Širvintų miesto iki kelio Pašėmintis Juodiškiai Giedraičiai 4302 sankryžos. Sprendimo projekto pirmojų punktų siūloma pritarti projekto pėsčiųjų dviračių tako įrengimas nuo Vilniaus gatvės 142A Širvintų mieste iki kelio Pašėmintis Juodiškiai Giedraičiai 4302 sankryžos įgyvendinimui. Antruoju punktu skirti bendrojo finansavimo lėšas projektui įgyvendinti Širvintų rajono savivaldybės biudžeto ir iš valstybės dotacijos ne mažiau kaip 15% visų projekto tinkamų išlaidų. Trečiuoju punktu padengti nenumatytas ar netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas ir tinkamą išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skirtamas finansavimas.
Ir galiausiai ketvirtuoju punktu įgalioti administracijos direktorių pasirašyti su projektu susijusius dokumentus, užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 6. kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 16 už. Dėkoju. 6. Dėl projekto buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams įgyvendinimo metu įsigytų balų perdavimo patikėjimo teise Širvintų rajono savivaldybės viešąjai bibliotekai. Yra parengtas tarybos sprendimo projektas, kuriuo siūloma pritarti projekto buvusio Lapelio pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams įgyvendinimo metu įsigytų baldų perdavimui patikėjimo teise Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai. Perdavimas inicijuojamas atsižvelgiant į Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus prašymą. Šiuo tarybos sprendimo projektu taip pat siūloma įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorius su Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriumi pasirašyti savivaldybės ilgalaikio materialio turto perdavimo ir priėmimo naudotis patikėjimo teise aktą, bei nustatyti, kad už tinkamą turto panaudojimo atsakomybę lieka projekto vykdytojai Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Prašau, tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 6. kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 16 už. Dėkoju. 7. Sprendimas dėl projekto buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato ir žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams įgyvendinimo metu įsigytų balų perdavimo panaudojimo teise Lapelių bendruomeniai. Taigi prieš tai minėto sprendimo projektu buvo siūloma perduoti dalį projekto įgyvendinimo metu įsigytus baldus Širvintų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, o šiuo sprendimu siūloma kitą dalį projekto buvusio Lapelių pradinio ugdymo skyriaus pastato žemės sklypo pritaikymas visuomenės poreikiams įgyvendinimo metu įsigytų baldų dalį Lapelių bendruomeniai. Šiuo sprendimo projektu taip pat siūloma įpareigoti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių su nevyriausybinės organizacijos Lapelių bendruomenės pirmininku pasirašyti Širvintų rajono savivaldybės turto panaudos sutartį bei savivaldybės turto perdavimo ir priėmimo aktą, bei nustatyti, kad už tinkamą turto panaudojimo atsakomybę lieka projekto vykdytojai Širvintų rajono savivaldybės administracijai. Prašau, tarybos nariai, ar bus klausimų? Taip, prašau. Gavome dar šiek tiek vyriausybės atstovo pastabų, tai tiesiog sprendimo projekto preambulėje, kur minimas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo disponavimo jo įstatymo straipsnis. Buvo nurodytas 12 straipsnio 1 dalis, dabar nurodoma 14 straipsnio 2 dalis. Taip pat valstybės atstovas rekomendavo vadovautis kitų tvarkos aprašų ir sprendimo projekte vietoj savivaldybės turto valdymo naudojimo disponavimo jo tvarkos aprašo nurodoma, kad vadovaujamas iš Širvintų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlyginamai valdyti naudotis tvarkos aprašu. Tai jeigu tarybos nariai neprieštarauja, sprendime atliekami šie du pakeitimai. Prašau, tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už sprendimą su pakeitimais. Kas už? 6. Kas prieš? Susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 16 už. Dėkoju. 8. Sprendimas dėl pritarimo parengti savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą pagal projektą daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas. Parengtų tarybos sprendimo projektus siūloma pritarti, kad būtų parengtas Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo gydymo paskirties pastato, tai yra Širvintų ligoninės investicijų projektas, pagal projektą daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas, kurio partneris yra Širvintų rajono savivaldybės administracija. Tai yra pirmasis pastatų modernizavimo skatinimo etapas, kurio metu išrenkamas savivaldybės nuosavybės teisė priklausantis viešasis pastatas ir jam rengiamas investicijų projektas. Tad apibendrintai šios sprendimus siūloma pritarti, kad investicijų projektas būtų rengiamas Širvintų rajono ligoninės pastatui. Tarybos nariai, ar bus klausimų ir prieš komitetus dar klausėt,
tai buvo savivaldybės pastatas ir ligoninės, tai vienareikšmiai buvo būtent teikiamas toks sprendimas, kad tai turi būti ligoninės pastatas. Prašau. Čia gal nelabai tema. Tie 2 daugiabučiai, kurie buvo renovuoti, ar jau priduoti, ar dar ne? Pasiklausyti administracijos direktorius Dadalšinės, kuri pasirašė sutartį su Dangiru Pečiuliu, su Šimista ir atsakysim į šitą klausimą. Ne, aš Čia šitas klausimas ne į temą. Jūs užduokit raštum, atsakysim ir galėsim sutartis pateikti, kas jas pasirašė ir kas už tai turi nešti atsakomybę. Tarybos nariai, jeigu dėl šio sprendimo klausimų nėra, siūlau balsuoti, kas už. 6. Susilaikė. Nėra, sprendimas priimtas 16 už, dėkoju. 9 sprendimas dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindai VŠI plačiai juostis internetas. Prašau. Šio tarybos sprendimu siūloma tarybai pritarti, suteikti VŠI plačiai juosčiam internetui patalpas esančias nusipirkus Seniūnijos administracinėme pastate pagal panaudos sutartį 10 metų. Tarybos nariai, prašau, ar klausimų bus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas 16 už. 10 dėl labai šiltintų vandenis įstatų patvirtinimo. Šiuo parengtu tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti labai šiltintų vandenis naujos redakcijos įstatą. Tarybos nariai, prašau, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai, bet 11 sprendimas dėl fiksuotų pajamų mokesčių dydžių ir lengvatų taikomų gyventojams įsigyti verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai nustatymo. Šiuo parengtu tarybos sprendimu siūloma 2017 metais nustatyti pajamų mokesčio dydžius, kurie yra sudedami, ir taip pat nustatyti 2017 metais taikomų lengvatų įsigijant verslo liudijimus dydžius sąrašą, kokie yra sudedančios. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra. Siūlau balsuoti už sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 12 sprendimas dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais bendruomenių vienkiemis. Šiuo tarybos parengtų sprendimų siūloma bendruomeniai vienkiemių suteikti panaudos pagrindais patalpas esančias Juodiškių kaime. Galiu patikslinti, tai yra Juodiškių pagrindinės mokyklos pastate. Prašau, tarybos nariai, ar bus klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 13 dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrų valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Šiuo tarybos sprendimu tarybai siūloma pritarti dėl perdavimo Širvintų kultūros centrui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti jo turtą, kuris yra išvardintas 1 ir 2 prieduose. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. 14 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komitetų nuostatų patvirtinimo. Kas pranešėjas? Pranešėjas Jonas Koloneskas, kontrolės komiteto pirmininkas. Gerbiami tarybos nariai, yra parengtas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdama į Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko Jono Pavalecko 2016 Liepos 30 dienos prašymą dėl kontrolės komiteto nuostatų patvirtinimo Širvintų rajono savivaldybės taryba nusprendžia
patvirtinti Širvintų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto nuostatus. Tie nuostatai buvo rengti, juos savivaldybės administracija pakoregavo. Aš manau, kad mes galėsime dirbti su tokiais nuostatais, nors man ten kai kokių klausimų kėlė kai kurie punktai, kaip pavyzdžiui. Gerbiamas pirmininkė, jūs pristatėte sprendimą ir dabar noriu tarybos narių paklausti, ar turite klausimų, tik noriu informuoti, kad esu gavusi iš kontrolės komiteto narių, tai Bartusevičienės, Zibalo, Kuzinenės, kad šitie nuostatai nėra patvirtinti kontrolės komitete, tai gerbiama vyriausybės atstovė, jeigu jie nėra patvirtinti kontrolės komitete, ar mes juos galime tvirtinti. Pagal mūsų reglamentą aiškiai yra parašyta, kad turi būti patvirtinti kontrolės komitete ir tik tada teikimi tarybai. Nes jeigu tai įsitvirtinęs šitoje vietoje reglamentavimo nėra, tai aš sakyčiau, sprendžia tada taryba. Tai sakykime, taip mes atliksim teisėtai. Matot, Liepos mėnesį mes kreipėmės dėl tų nuostatų ir mes esame svarstę, aišku, kad jie yra labai stipriai pakoreguoti, kad juose nėra... Aš labai atsiprašau, prašau paklausai. Čia nepasisakymas, jūs pristatėt klausimą. Bet tai aš noriu pasakyti, kad administracija yra daug pakoregavusi, pavyzdžiui, atsiranda kažkoks komisijos atsakingas sekretorius, kur apskritai įstatymai nėra. Aš labai atsiprašau, noriu paklausti iš administracijos, kas koregavo, čia administracijos vedėjai, kaip matau, sėdi. Gerai, kas nors dar iš jūsų koregavo šitos nuostatus? Ne, teisės vedėjai, jeigu koregavo, tai viskas tas buvo padaryta taip, kaip priklauso. Kadangi jūs nesat, man atrodo, teisininkas ir teisės skyriaus vedėja tam pakoregavo. Aš kaip suprantu, kad pataisimai... Jeigu savivaldybės administracijos direktorius gali komitetui teikti klausimus, kuriuos mes turime svarstyti. Jūs paskaitykite reglamentą ir matysite, kad tenai nėra iš viso tai kalba. Prašau, vicemerė, klausimą. Paklausti, o veiklos programų. Kada mes turėsime patvirtinę nuostatus, mes tada, o dabar jau mes matome, kokia gali būti veiklos programa, kadangi yra tik tai specialiosios funkcijos ir mes tai padarysime. Aš manau, kad čia nėra problema. Gerbiami tarybos nariai, ar dar turite klausimų? Jeigu klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 5. Kas prieš, susilaikė, nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai, dėkoju pranešėjui. 15 sprendimas dėl priedų už tarnybos Lietuvos valstybės stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ingridai Baltušyčiai Četrauskienei dispačą. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl priedo už tarnybos Lietuvos valstybės stažą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ingridai Baltušyčiai Četrauskienei dispačą. Ir siūloma nustatyti nuo lapkričio 19 dienos 9 procentų pareiginės algos priedą už tarnybos Lietuvos valstybės stažą. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 5. Prieš, susilaikė. 1. Bent taip įsivertėte dėmesį. 16 sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų Liepos 28 dienos sprendimo numeris 1/226 dėl Širvintų rajono savivaldybės turto investavimo ir įstatinio kapitalo didinimo panaikinimo. Parengtas sprendimo projektas, kuriame taryba nuspręstų pripažinti netekusio galios Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 metų Liepos 28 dienos sprendimą. Prašau, tarybos nariai, ar klausimų bus? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis sprendimas dėl pritarimo įgyvendinti investicijų projektą mokyklo aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis. Prašau, vedėja, Regina Jakimienė. Labą dieną. Gerbiami tarybos nariai, norėčiau informuoti, kad Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokykloms atsiranda galimybė dalyvauti investicinėme projekte ir nemokamai apsirūpinti ugdymo priemonėmis. Dalį mokyklų. Taigi šiuo tarybos sprendimu
Siūloma pritarti investicinio projekto mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis teikiamų 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų finansavimui gauti pagal priemonę švietimo prieinamumo didinimui įgyvendinimui partnerio teisėmis. Antruoju punktu galioti Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su projektu susijusius dokumentus. Tarybos nariai, prašau, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už. 6. Kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Sekantis sprendimas dėl Širvintų rajono savivaldybės konteinerių aikštelė išdėstymo schemos patvirtinimo. Prašau, administracijos direktoriaus pavaduotoja Ilona Didžikaitė. Šiuo Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu siūloma patvirtinti esamų planuojamų Širvintų rajono savivaldybės konteinerių aikštelių vietų išdėstymo schemas. Schemos pridėtos. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 6. kas prieš, susilaikė, nėra, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju, sekantis sprendimas dėl Gražinos Zimkuvienės atleidimo iš Širvintų Lopšelio darželio būti direktoriaus pareigų. Prašau. Teikiamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas dėl Gražinos Zimkuvienės atleidimo iš Širvintų Lopšelio darželio būti direktoriaus pareigų, kuriuo siūloma atleisti Gražiną Zimkuvienę iš direktoriaus pareigų nuo lapkričio 30 dienos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 125 straipsnį ir išmokėti 6 mėnesių vidutinę darbo užmokesčio dydžio kompensaciją. Prašau, tarybos nariai, ar turite klausimų? Klausimų nėra, siūlau balsuoti už šį sprendimą, kas už, 6. kas prieš, susilaikė, sprendimas priimtas vienbalsiai. Dėkoju tarybos nariai. Posėdis baigtas.